Labą dieną. Šią pamoką mes išmoksime sukurti prekių gamintojus ir tiekėjus. Einame į katalogas, gamintojai. Šiuo metu elektroninėje parduotuvėje jau yra sukurti 2 gamintojai. Mes dabar pridėsime naują gamintoją. Tai spaudžiame pridėti naują. Kadangi gamintojo pavadinimas dažniausiai jisai yra neverčiamas į kitas kalbas, todėl jo pavadinimas bus vedamas tik tai viena kalba. Mums yra labai svarbu, galima nekurti trumpų aprašymų, trumpų ir ilgų aprašymų, tačiau yra labai svarbu, kadangi visi tekstai yra skanuojami paieškos sistemos robotų, tai mes turime būtinai parašyti trumpus ir ilgus aprašymus. Taip. Visus aprašymus mes turėtume įvesti tiek anglų kalba, lietuvių kalba, visomis kalbomis, kurios yra naudojamos mūsų elektroninėje parduotuvėje. Šių teksto įvedimo funkcijos yra aptariamos pirmoje pačioje pamokoje, tai prekių įkėlimas į elektroninę parduotuvę. Kaip ir minėjome anoje pamokoje, kad ir paieškos sistemoms robotams yra labai svarbu atžymėti antraštes, nes jos yra pirmos skanuojamos paieškos sistemos robotų, todėl mes būtinai turime užžymėti antraštę. Antraštėje būtinai turi būti paminėtas vienas iš svarbiausių mūsų raktinių žodžių. Trumpas aprašymas tai turėtų būti 1-2 sakiniai apie gamintoją. Sekantis laukelis tai yra pilnas aprašymas. Jame vėlgi mes turėtume, kad kuo geriau paieškos sistemos robotai rastų mūsų internetinę svetainę, mes turime vėlgi atžymėti antraštę ir pateikti kuo platesnį aprašymą, naudojant kuo daugiau mums svarbių raktinių žodžių. Kaip ir anksčiau yra minėta, visi tekstai turi būti vedami visomis kalbomis. Jeigu mes naudojame rusų kalbą, tai būtinai tekstai turėtų būti sukelti rusų kalba, jeigu anglų, tai anglų kalba, lietuvių, visomis kalbomis, kuriomis mes pateikiame savo elektroninę parduotuvę. Uždedame sistemos gamintojo logotipą. Tarkim, panaudosime šį logotipą. Iškart netiks. Tai panaudosime mes šį logotipą. Ir kaip ir anksčiau minėjome, šios sistemos elektroninės parduotuvės, kiekvienas puslapis, kiekviena subkategorija, prekių puslapiai, jie visi turi meta pavadinimą, meta aprašymą ir meta raktažodžius. Tai mes galime vos ne kiekvienam gamintojui prekiai įvesti kuo daugiau raktinių žodžių, kad klientas būtų kuo greičiau nukreipiamas į jums reikiamą prekę ir jisai kuo greičiau surastų mūsų elektroninę parduotuvę. Taigi įvedame meta pavadinimą. Vedant gamintojo pavadinimą būtų dar labai gerai panaudoti ir kažkokį tai raktinį žodį, kuris mums yra labai svarbus. Taip. Rašant meta aprašymą, vėlgi mes turėtume naudoti mums svarbų raktinį žodį surištą su šio gamintojo prekėmis. Ir surašyti visus galimus raktažodžius.
Ir jeigu mes norime, kad mūsų gamintojas būtų rodomas, mes atžymime ties paukšteliu, atžymime ir peržiūrime dar kartelį, ar viskas yra supildyta ir spaudžiame išsaugoti. Taigi mes matome, kad mes sukūrėme dar vieną gamintoją. Dabar išmoksime sukurti tiekėją. Tiekėjai gali būti skirtingos parduotuvės skirtingose miestuose, gali būti europiniai tiekėjai, amerikietiški tiekėjai. Tai tiesiog sukūrimas tiekėjo būtų identiškas gamintojo sukūrimui. Tai mes turėtume pavadinimą, mes turėtume aprašymą. Tada parašome trumpą aprašymą. Vėlgi, kaip ir minėjau anksčiau, mes turėtume vesti visomis kalbomis, kurios yra mūsų svetainėje. Kaip ir minėjau anksčiau, mums yra labai svarbu padaryti antraštę. Antraštėje turi būti panaudotas bent vienas raktinis žodis. Tai, tarkim, jeigu mums aktualu kažkokia tai prekė, tai mes galime tiesiog aprašymę parašyti, kokias prekes tiekia tiekėjas ir tai bus panaudotas raktinis žodis toms prekiams, kuriuos mes norime parduoti. Galima įvesti tiekėjo telefoną. Taip. Adresą, iš kurios jisai vietos tiekia. Taip. Tiekėjo turėtų būti pašto kodas įvestas, kad klientui būtų lengviau orientuotis iš kur būtų tiekiamos prekės. Ar tai galėtume pasirinkti šalį, iš kokios šalies būtų tiekiamos prekės. Vėlgi mes turime pasirinkti tiekėjo logotipą, jeigu toks yra, mes pasirenkam šiuo metu kitą logotipą. Ir kaip ir sakiau, kad kiekvienas puslapis šioje sistemoje turi meta pavadinimą, meta aprašymą, meta gaires. Tai yra labai svarbu paieškos sistemoms, kad jos kuo geriau pateiktų mūsų svetainę paieškos sistemos vartotojams. Tai vėlgi mes rašome tiekėjas, rašome gal kokių visai prekių tiekėjas, padarome. Taip, vėlgi mes matome, kad mes panaudojame žodį prekes, kadangi mes įvedėme tokį pavadinimą, prekė pas mus yra svetainėje. Tai vat supildžius šitus laukus reikėtų nepamiršti vėlgi meta gairės, tai yra meta mūsų raktažodžiai, kuriuos paieškos sistemos robotai ieško. Taip, mes jų galime prirašyti ir daugiau kombinacijų. Vėlgi, mes galime tiekėją laikinai, jeigu tiekėjas šiuo metu mūsų prekių neteikia, mes jį galime išjungti, arba mes jį įjungiame ir kai yra užpildyti visi laukeliai, spaudžiame išsaugoti. Taigi, mes dabar jau turime tiekėją. Dabar pabandysime tiek tiekėją, tiek gamintoją priskirti mūsų jau anksčiau sukurtai prekiai, einame į prekės, susirandame mūsų kurtas prekes, paspaudžiame ir dabar mes matome, kad yra tiekėjai ir gamintojai, taip, spaudžiame ant tiekėjų šiuo metu ir galim tiesiog pakeisti,
kad mūsų tiekėjas yra štai šitas, arba tarkim, jeigu mūsų prekę gali tiekti 2 tiekėjai, tai mes galime pažymėti 2 tiekėjus, tačiau galime numatyti pagrindinį tiekėją. Taip, galime pridėti ir nuorodas į tiekėją. Taip, tokiu atveju dargi spaudžiame išsaugoti ir pasilikti. Taip. Dabar pasižiūrime mūsų prekį. Taip, kaina. Niekas viskas tvarkingai išsisaugojo. Taip. Ir dabar galime priskirti taipogi ir gamintoją. Mes jį priskiriame, einame prie priskirimo mygtuko, paspaudžiame jį. Ir tiesiog šio lango apačioje yra pasirinkimas gamintojas. Išsirenkame mūsų naują sukurtą gamintoją ir spaudžiame išsaugoti. Taigi, geriausiai prieš dedant prekes į elektroninę parduotuvę, pirmiausia, mums reikėtų susivesti visus tiekėjus, visus gamintojus, tada būtų daug paprasčiau juos priskirti, kuriant prekę. Dabar pasižiūrime, kaip mūsų prekė atrodo jai priskirti tiekėjai ir gamintojai. Taip, jeigu mes grįžtume į mūsų pagrindinį puslapį, mes matome, kad yra susikūręs mūsų gamintojų sąrašas, paspaudus ant šio. Mes matysime tiek ilgą, tiek trumpą prašymą. Gali žmonės pasiskaityti ir daugiau apie gamintoją, ir taipogi matysime visas šiam gamintojui ar tiekėjui priskirtas prekes. Lygiai taip pat mes galėsime daryti iššifravimą ir gamintojai turi savo kategoriją ir galima rinktis pagal gamintojus. Taip, tai tiek apie gamintojų ir tiekėjų sukūrimą. Ačiū už dėmesį.